linkęs į riziką vyras arba šiaip žmogus tikrai nedarys šitų 5 žingsnių, kuriuos aš ką tik tai pasakysiu. Kas reiškia būti sveikam? Tai pirmiausiai ne tik tai fizinė gerovė, bet tai yra ir gyvenimo būdo pagrindas, ar ne? Kokybės pagrindas. Ką galima gauti, jeigu prisilaikysi šiek tiek sveikesnio gyvenimo būdo. Tai pirmas yra, be jokios abejonės, geresnė savijauta. Nes kai rūpinėsi savo sveikata, turi daugiau energijos, turi geresnį miegą ir mažiau streso. Antras dalykas, ilgesnis gyvenimas. Sveika gyvensena, norit ar nenorit, padeda sumažinti riziką ligų, padeda prailginti gyvenimo trukmę. Trečias dalykas, daugiau pasitikėjimo savimi. Jausti stipriu ir energingu, iš tikrųjų ta būsena padidina pasitikėjimą, skatina pasitikėjimą savo kūnu ir savo gebėjimais. Ketvirtas dalykas, didesnis produktyvumas. Sveikas kūnas ir protas leidžia efektyviau dirbti ir siekti savo tikslų. Na ir penktas, be jokios abejonės, sveika gyvensena, mažiau medicininių išlaidų. Investicija į sveikatą dabar gali padėti išvengti brangių gydymo išlaidų ateityje. Tau kas nors prilipo, jeigu tu pasiryžęs investuoti ne tik į nuotykius, bet ir savo sveikatą, parašyk man, pasitarsim.